Vaikai kasdien išgyvena daugybę emocijų, bet ar mes suteikime jiems galimybę jas pažinti ir suprasti? Nes tik suprasdamas, ką jaučia, vaikas gali išmokti valdyti savo emocijas ir tinkamai jas išreikšti. Kaip dažnai jūs klausite savo vaiko, kaip tu jautiesi? Ar kada nors susimastėte, kaip jūsų vaikas supranta savo jausmus? Kai jis supyksta, ar pasako, kas negerai, ar tiesiog užsisklendžia savyje? Kai pervargsta, ar suvokia, kad jam reikia poilsio, o gal tampa irzlus ir nesuvaldomas? Vaikai dar tik mokosi suprasti savo emocijas, todėl suaugusieji turi padėti jiems jas atpažinti, įvardyti ir tinkamai išreikšti. Esu 3 nuostabių berniukų mama ir man visada buvo svarbu, kad jie išmoktų suprasti savo jausmus. Ilgai ieškojau tinkamų priemonių, kurios padėtų jiems atpažinti emocijas ir jas aiškiai įvardyti. Tačiau visos rastos priemonės nuvildavo, jos buvo nekokybiškos, lengvai plyšdavo, susilankstydavo, nusitrindavo, o vaikai galiausiai imdavo piešti ant jų. Todėl sukūriau savo priemonę. Kiekviena iliustracija yra kruopščiai apgalvota ir piešta mano rankomis. Mediniai magnetukai puikiai limpa prie įvairių paviršių, yra malonūs liesti ir patvarūs. Jie nesilanksto, nenusitrina, o kiekvienas gaminamas su meile ir kruopštumu, įklijuojant magnetą rankomis. Kadangi magnetas yra saugiai įdėtas viduje, šie magnetukai tinkami net patiems mažiausiams vaikams. Tai sertifikuota priemonė su CE ženklu, atitinkanti aukščiausius saugumo standartus. Su švelnumu, kantrybe, meile ir tinkamomis priemonėmis galime padėti savo vaikams pažinti emocijas, jas įvardyti ir išmokti su jomis gyventi, kad kiekviena diena būtų kupina supratimo ir vidinės ramybės.